Lenkijos pasididžiavimas – Krokuva. Kodėl šitas miestas yra toks populiarus? Tai Lenkijos istorijos, kultūros ir religijos centras. Lenkijos karalių buveinė. Nuo 1038 iki 1596 metų Krokuva buvo Lenkijos sostinė. Tai antras pagal dydį Lenkijos miestas. Ir mes pagaliau jame apsilankėme. 2 dienų turėtų užtekti, kad bent paviršutiniškai šį gražų miestą apžiūrėti. Vavelis – karališkoji Lenkų ir netgi lietuvių valdovų pilis. Nuo jo ir reikėtų pradėti pažintį su Krokuva. Kaip ir dera senoviniai piliai, jis saugo daug paslapčių. Tiesa, pirmoji paslaptis galėtų būti tai, kad pilis ir ypač jos interjerai tik iš tolo primena senovę ir daugiausiai yra atstatyti ir perstatyti. Taip atsitiko todėl, kad visą 14 amžių Krokuvoje šeimininkavę užkariautojai austrai Vavelį buvo pavertę kareivinėmis. Nugriovė senovinius pastatus ir netgi 2 bažnyčias. Tad šiuolaikinis Vavelis, nors ir nėra taip smarkiai atstatytas kaip Vilniaus valdovų rūmai, tai gerokai kitoks nei Jogailos laikais. Trys šimtai metų šioje karališkoje pilyje rezidavo ir valstybės bei viso Europos regiono reikalus sprendė Lenkijos valdovai. Didelė jų dalis nuo 14 amžiaus pabaigos Jogailos valdymo laikų tuo pat metu buvo ir Lietuvos didieji kunigaikščiai. Nuo Liublino unijos sudarimo Krokuvos Vavelyje vyko bendrų Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, abiejų tautų respublikos valdovų inauguracijos. Ši pilis itin suklestėjo valdant Jogailos dinastijos valdovams. Jogaila pilį išpuošė freskomis, kurias kūrė iš Lietuvos atvežti meistrai. Lenkijos ir Lietuvos valdovas Žygimantas į Krokuvą pakvietė žymius italų architektus ir skulptorius, kurie Vavelio pilį perstatė į ištaigingus Renesanso rūmus. Na, o štai čia ištaiginga ir labai nuostabi Vavelio katedra, į kurią ir užsuksime. Visi užsukę į Vavelį būtinai aplanko Vavelio katedrą, kurios, tarp kitko, austrai nesugriovė, kurioje daugiausia autentiškų pilies reliktų. Vienas tokių karaliaus Jogailos sarkofagas. Palaidotas čia ir poetas Adamas Mickevičius ir dar daug žymių žmonių. Gaila, bet čia filmuoti yra draudžiama, todėl teko pasinaudoti slapčia telefonu. Nu, o iš katedros bokšto atsiveria puikus vaizdas į Krokuvos senamiestį.
nuostabiai gražus arkadinis Vavelio pilies kiemas. Paliekame Vavelį ir toliau eisime į nuostabų Krokuvos senamiestį. Jame taipogi yra kuom pasigrožėti. Labai gražus seminarijos pastatas. Bažnyčių Krokuvos senamiestyje yra labai daug. Čia yra Švento Petro ir Povilo bažnyčia. Bažnyčios, katedros, Lenkai labai religingi. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia tai pirmasis baroko architektūros pastatas Krokuvos. Oficialiai ši bažnyčia pašventinta 1635 metais.
Tai puikiausiai išsilaikęs, ganėtinai senas pastatas. Ir mano akim žiūrint, viena iš gražiausių Krokuvos bažnyčių. Šalimais Švento Andriejaus bažnyčia, pastatyta net 1098 metais. Sakoma, kad Krokuvoje yra apie 120 bažnyčių. Pasimelsti lenkai čia turi kur, nors aš čia tiek bažnyčių nebemačiau. Gotikinė Šventos Trejybės bažnyčia, datuojama 1223 metais. Na štai ir pagrindinė Krokuvos aikštė. Tai turgaus aikštė. Tarp kitko, viena didžiausių Europoje. Pastatyta dar 13 amžiaus viduryje, aikštė iki šių dienų išlaikė unikalią savo viduramžišką išvaizdą. Aikštės centre yra grandiozinis pastatas Sukenici. Tai prekybinis senovinis paviljonas, kuriame dabar parduodami suvenyrai. Įsigyti čia galima visko. Gintaro dirbiniai, magnetukai ir daug suvenyrų susijusių su Krokuvos miestu ir šituo Lenkijos regionu bei istorija. Aišku, kainos čia turistams. Kaip ir visuose istoriniuose miestuose, Krokuvoje yra karietų pramoga. Karietos yra daug kur, bet čia jos išskirtinės. Jos visos baltos. Bet dėja, šita pramoga yra labai prabangi. Pasivažinėjimas šita karieta 15 minučių gali kainuoti apie 100 eurų, o valanda šito malonumo net 350.
Krokuvos meno rūmai, pastatyti dar 1901 metais. Tai monumentalus statinys su freskomis ir skulptūromis, primenantis graikų šventyklą. Ščepanskio aikštė buvo pastatyta dar XIX amžiaus pradžioje. Mažytė Švento Jono Krikštytojo ir Švento Jono Evangelisto bažnytėlė. Net ir nepagrindinės Krokuvos senamiesčio gatvės visada pilnos žmonių, nors čia jos visos nuo mažos iki didelės, ko gero pagrindinės. Čia visos istorijos ir grožio pilnos senamiesčio gatvelės. Ir štai dar viena Viešpaties prisikėlimo bažnyčia. Stačiakampių planų 1718 metais pastatyta bažnyčia buvo Romos katalikų vienuolynas. Dabar tai nuostabiai graži bažnyčia. Tiltas prie Florijono vartų. Tai dalis Krokuvos įtvirtinimų, kurie dar išlikę mieste. O štai ir patys Švento Florijono vartai. Senovėje pro šios vartus į miestą patekdavo iš pergalingų mūšių grįžę karaliai ir žymus svečiai. Tai pagrindiniai iš 7 Krokuvos senamiesčio vartų. Tai Lydžių bokštas. Tai vienas iš 3 bokštų išlikusių Krokuvos miesto gynybinėse sienose. Paveikslų galerija prie Florijono vartų. Paveikslai čia buvo pradėti eksponuoti 80-metyje. Laikui bėgant tai tapo profesionalia veikla. Čia paveikslus eksponuoja ir parduoda apie 100 menininkų. Galerija prie Florijono vartų tapo Krokuvos turistų traukos vieta. Ir po šiai dienai paveikslus čia perka tiek turistai, tiek vietos gyventojai. Stovintis ant senojo miesto ribų Krokuvos barbakanas yra vienas iš geriausiai išsilaikiusių gynybinių statinių centrinėje Europoje. Pastatytas dar 1498 metais kaip papildoma apsauga prieš priešų atakas. Švento Morkaus bažnyčia. Turistai rečiau užsuka į šią bažnyčią, nors ji yra visai šalia pagrindinės
Turgaus aikštės. Pradžioje ši bažnyčia buvo medinė. Tik gotikos epochoje buvo pastatyta mūrinė bažnyčia, kuri daug kartų buvo pertvarkyta ir perprojektuota. Joje palaidotas vienuolis Mykolas Giedraitis. Beje, palaidotas jis 1485 metais. Šitas namas kažkodėl vadinasi namas po gaubliu. Paėjus vos kelis šimtus metrų prieš akis išdygsta dar viena Švento Kazimiero bažnyčia, kartu su greta esančiu pranciškonų vienuolynu. Bažnyčios sienose vėlyvojo baroko stiliaus altoriai, dekore paauksuotas tinklas. Šventykla pavadinta Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero garbei. Šventos Onos bažnyčia. Tai pirmoji medinė bažnyčia pastatyta XIV amžiuje. Tiksli šventyklos pastatymo data nėra žinoma, tačiau paminėta ji jau buvo 1363 metais. Medinė bažnyčia sudegė ir buvo atstatyta į mūrinę. Į miestą ateina vakaras. Baigėsi pirmoji mūsų diena Krokuvoj. Rytoj laukia nauji įspūdžiai, naujos vietos. Šindlerio gamykla, žydų rajonas Kazimieš ir dar daug Krokuvos grožybių. O štai mūsų viešbutis. Tiksliau, per Booking.com nuomotas butas Krokuvos centre. Puikus ir nebrangus butas pačiame istoriniame Krokuvos senamiestyje. Ir štai puikus, ankstyvas gegužės mėnesio rytas. Oras nusprendė mumis palepinti ir netikėtai atšilo iki 25 laipsnių. Nu, o mes einame į kitą, gan įdomią Krokuvos centro dalį – žydų kvartalą Kazimieš. Krokuvos Kazimiežas yra ypatinga vieta. Tai šimtmečių senumo žydų kvartalas, arba kitaip
visas rajonas. Žydai čia atsirado net 14 amžiaus viduryje. Tai buvo autonominis žydų anklavas. Žydai čia gyveno savarankiškai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Krokuvoje gyveno apie 64 tūkstančiai žydų. Tai ketvirtadalis miesto gyventojų. Čia buvo net 6 ortodoksų sinagogos. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių okupantai daugumą žydų rajono gyventojų išvarė į pietinę Vyslos upės pusę ir ten sukūrė getą. Taip buvo sunaikinta praktiškai visa Krokuvos žydų bendruomenė, o sinagogos paverstos amunicijos sandėliais. Šiais laikais Kazimiežas yra viena iš labiausiai atpažįstamų ir turistų lankomų Krokuvos vietų. Trumpam iš Kazimiežo persikelsime į kitą Vyslos pusę. Rajoną Podgoržė, kur randasi Oskaro Šindlerio emalės fabrikas. Tėvo Bernateko pėsčiųjų tiltas, jungiantis Kazimiežą ir Podgoržės rajonus. Tiltą puošia gimnastų skulptūros. Gan įdomus sprendimas. Podgoržė. Tai šalia Kazimiežo kitoje Vyslos pusėje esantis rajonas, kuriame 1941–43 metais veikė žydų getas. Šita aikštė tai žydų geto memorialas. Šis memorialas skirtas tūkstančiam Krokuvos žydų gyvenusiam čia, kol paskutinis iš jų nebuvo deportuotas į koncentracijos stovyklą. Oskaro Šindlerio emalio gamykla. 39 metais pastatyta gamykla buvo konfiskuota iš 3 žydų savininkų ir ją perėmė nacistas Oskaras Šindleris. Čia buvo įdarbinti žydai iš geto, kaip pigi darbo jėga. Čia dirbantis turėjo savo ID ir buvo apsaugoti nuo išvežimo į koncentracijos lagerius. Gamykla tapo prieglobsčiu apie 1000 žydų. Pralaimint karą, naciai pradėjo ruoštis evakuacijai. Šindleris pasirūpino, kad jo darbuotojai būtų išvežti į kitą gamyklą Čekijoje, kur įdarbino savo žydus. Taip jis išgelbėjo apie 1100 žmonių gyvybių. Dabar čia atidarytas muziejus, kurį lanko turistai iš viso pasaulio, norintys pamatyti vietą, kur Oskaro Šindlerio dėka buvo išgelbėta daugiau nei 1000 žmonių. Gaila, bet muziejus buvo uždarytas ir patekti į jį mums nepavyko. Ne vien tik tai istorinėme senamiestyje yra gražių bažnyčių. Švento Juozapo bažnyčia, pastatyta 1905 metais. Graži gotikinė katedra susijungia su senaja Podgoržė turgaus aikšte.
Grįžtame atgal į Kazimiežą. Čia dar yra ko pamatyti. Po to dar kažkiek pavaikščiosime po istorinį Krokuvos senamiestį, ten, kur dar nebuvome. Krokuvos istorinis centras, kurį sudaro senamiestis, Vavelio kalva ir Kazimiero kvartalas, yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kadaise Kazimiežas buvo įkurtas kaip atskiras miestas šalia Vavelio, karaliaus Kazimiero dekretu, kuris ir atsispindi kvartalo pavadinime. Čia gyveno Krokuvos žydų bendruomenė. Dabar Kazimiežas garsėja užeigų ir karčiamų gausa. Čia galima rasti lūsų, turgelius, pamatyti net 6 sinagogas. Šis kvartalas išgarsėjo tuomet, kai čia buvo nufilmuotas garsusis Steveno Spielbergo filmas Šindlerio sąrašas. Senoji sinagoga. Dabar čia Krokuvos žydų kultūros ir istorijos muziejus. Siauros, mažos, kadaise buvę gražios gatvelės, senovinė architektūra. Tik kažkaip viskas išterliota ir truputį apleista. Gal čia toks stilius, bet į akį šitie dalykai stipriai krenta. Dievo kūno bazilika. Gotikinės architektūros stiliaus katalikų bažnyčia. Buvo pradėta statyti net 1385 metais, o baigta 1405 metais. 20 metų prireikė šitoms statyboms. Tai bene viena gražiausių Krokuvos bažnyčių. Gal tokia graži jinai gavosi todėl, kad jos statybom vadovavo Vladislavas Jogaila, tuo metu karaliavęs Lenkijoje. Kazimiežo tais laikais kaip atskiro miesto rotušė. Dabar čia įsikūręs etnografijos muziejus. Kazimiežo pakraštyje didingai stovi Šventos Kotrynos bažnyčia ir Aleksandriečių vienuolynas. Šita bažnyčia yra vienas geriausių viduramžio gotikos mūro pavyzdžių. Dėl savo architektūrinių formų ir detalių įvairovės šis pastatas išsiskiria tarp kitų Europos to laiko pastatų. Bent jau taip skaito architektai. Man tie pastatai kažkodėl visi vienodi. Apie gotikinės architektūros detalės reikia išmanyti. Neprofesionalo akim tai gražu
ir tiek. Kiek paėjus nuo Kotrynos bažnyčios, prieš akis išdygsta dar viena Švento Mykolo Archangelo bazilika. Čia randasi dar vienas įdomus objektas. Tai Švento Stanislovo baseinas. Apipintas legendomis, šis baseinas skaitomas gydomasis. Iki šiol žmonės čia atvyksta gydyti savo kūno ir sielos. Aplamai čia ganėtinai atmosferinė vieta, daug visokių įdomybių ir labai gražu. Ir kas įdomiausia, tuščia, nei vieno žmogaus. Yra čia ir naujadaro. Šitas statinys vadinasi 3-ojo tūkstantmečio altorius. Vyslos krantinė, tiksliau vietinių vadinama Vyslos bulvarai. Vaizdinga ir labai ilga promenada abipus Vyslos upės šiandien yra populiariausia Krokuvos gyventojų ir miesto svečių poilsio ir pasivaikščiojimo vieta. Vyslos bulvarai yra puikia vieta grožėtis Krokuvos pakrantėmis ir architektūra. Vietiniai čia rengia piknikus ir maudosi. Pilna čia restoranų, kavinių, yra čia ir kažkokie kruizai laivais po Vyslą. Nu, o čia ne Holivudas. Čia Krokuva, turinti savo žvaigždžių alėją. Viskas prasidėjo 2008 metais, kaip čia pirmoji įsiamžino dainininkė Celine Dion. Dabar čia ir muzikos, ir kino žvaigždės. Vavelio drakonas. Senai Vavelio šlaite didelėje oloje apsigyveno drakonas ir šiurpino visą miestą. O paprastas batsiuvys nugalėjo drakoną ir išgelbėjo Krokuvą. Aišku, čia graži legenda. Vakarėjanti Krokuva. Paskutiniai besileidžiančios saulės spinduliai rausvomis spalvomis nudažo Vavelio pilies sienas. Į miestą ateina vakaras. Padaugėja žmonių. Mieste prasideda naktinis gyvenimas. Kas yra įdomu, didesniuose Lenkijos miestuose judesys vyksta beveik iki paryčių. Nesvarbu, kurią savaitės dieną. Tiek ir čia Krokuvoj. Pasivaikščiokime dar truputį
po vakarėjantį miestą. Dar viena miesto garsenybė – tai Krokuvos spurgos. Tradicinės su rožių džemo įdaru, bet yra čia ir daug pasirinkimo – su šokoladu, kremu ir panašiai. Jos ne tik atrodo, bet ir yra labai skanios. Kaip bebūtų gaila, bet viešnagė šitame karališkame mieste atėjo į pabaigą. Kaip pasirodo, dar turėjome ką aplankyti ir pamatyti, bet pasilikome kitam kartui. Šalia yra Velyčkos druskų kasyklos, Osvencimo koncentracijos stovykla, bet mes pasilikome dėl laiko stokos tik Krokuvos centrą. Pasilikome šansą naujai kelioniai į Krokuvą ir jos apylinkės. O dabar, po paskutinį bokaliuką alaus, rytoj kelionė namo. Krokuvai sakome iki pasimatymų.